Okay. We are in Argentina, so we have to follow by local time. So we have to adjust our watches. Okay, now we are. Pasiilgau savo darbo vietos. Mes tvarkomės truputėlį, susidėliojom daiktus, kuriuos atvežėm papildomai, pasikeičiam detalės, kurias turėjom smulkmenas pasidaryti prieš techninę komisiją ir iškeliavome į Paragvajų, į Asuncioną, kur mūsų laukia beveik paros kelionė, 1300 km ir Argentinoje yra karšta, kokia turbūt dabar plus 28 ryte. Paragvajui turėtų būti kokie 37, tai po truputį pratinamės prie šilumos. Pagaliau atsėmėme automobilius, apžiūrėjome visus, visi tvarkingi, nėra jokių aiškių pažeidimų, nei smulkmenų kol kas nerandam pažeistų, tad manau, kad viskas taip ir liks. Kol kas patenkinti, nes visi automobiliai užsivedė ir kol kas viskas sklandžiai. Mes padarysime turbūt kaip pirmą 100 km su automobiliu, kad įsitikrinti, ar tikrai jisai funkcionuoja visiškai pilnai. Paskui atjunginėjame kardanus, kabinamės jį prie sunkvežimio ir jisai važiuos iki penktadienio testų į Asuncioną jau prikabintas prie sunkvežimio. Tai pirmas 100 km bus tam, kad įsitikrinti, ar pas mus viskas tvarkoja. Komandos kelionė šiek tiek sustojo, dabar yra 5:30 ryto. Asuncionas yra už kokių 40 km, bet mes stovime prie sienos, nes muitinės pareigūnai išėjo ir sakė, bus 7 ryto. Tai kariuomenė natūralu nieko nepraleidžia, laukiam, iš tiesų toks pasirinkimas. Čia yra Tulikė, tai yra didelė angaras, yra Kašė, yra Babalei visur.
Look, this guy doesn't use air conditioning. You know where he was born? Qatar. Laukia dar 4 tokios dalis, esame veikę apie 20 km ir galų gale automobilis yra pilnai sukalibruotas toks, koks buvo per lenktynės, tai stabdymas yra pagerėjęs, šiek tiek pagerėjęs yra automobilio balansas, tas tikrai juntama ir šiek tiek geresnė trauka. Tai bendrai paėmus dar yra ką paveikti, turėsim 4 tokias sesijas, bet iš principo pradžio optimistiška. Baik. $6788 Vyčio genų nešiotojai jau patalpinti ant kairiojo Toyota Hilux, dar vadinamo Black Hawk šono ir turėjau porą valandų darbo, kruopštaus detalaus darbo ir turint galvoj, kad 3 paras nemiegojom gerai, tai žinau pagrindinį dalyką. Dabar reikia gerai išsimiegoti. Exercises for Dakar 2017. Daugelis lenktynininkų kažkodėl nemėgsta techninės ir administracinių komisijų. Sako, kad tai yra sunkus darbas, bet jeigu tu esi gerai pasiruošęs, tai taip tai užtrunka laiko, bet iš esmės nieko ypatingai sudėtingo nėra. Tai šiandieną mes turėjome administracinę komisiją, kur buvo tikrinami visi dokumentai ir įvairios procedūros. Techninė komisija, tai yra pagrindiniai automobilių reikalavimai ir saugumo reikalavimai. Ir štai mes čia, dabar iš čia išvažiuojame į Park Fermė. Park Fermė tai yra uždaras parkas, kur automobilis stovės iki podiumo. Mes pervažiuosim sausio 1 dieną podiumą, pastatysim automobilį atgal ir jisai ten lauks mūsų iki 1 greičio ruožo. Tai šiandien diena baigta. Dice orgulloso de ser Antonio, de verdad orgulloso de ser Antonio y de todo tradicional de batalla de Lituania. ¿No?
Yeah, that's why we want to move from here to there. I give you good luck, my brother. Maybe if you win, maybe one day you remember me, you see how we see some nigga or that inside. We can fix this. Instead of running, and you know, Bye. you have to make bold, you know. Kad tik baigėsi media briefingas, sužinojom apie vieną naujovę, kad apie ekstra situacijas, apie trasų uždarimus ar patrumpinimus sužinosime SMS pranešimais. Su kolegom pajuokavom, kad galėtų informuoti ir Facebook'e, bet matyt patys organizatoriai supranta, kad internetu turėsim tikrai ne visur ir ne visada. Prieš podiumą mes visą laiką turime dalyvių susirinkimą, tai yra briefingas, kurio metu duodama pati pagrindinė Dakaro informacija ir informacija apie pirmąjį greičio ruožą šiuo atveju. La progression des concurrents du rallye est assurée par le boîtier Iritrac. Podiumo misija įgyvendinta, inio žmonių vietoje, milijonai žmonių internetu matė Vytį ir visi žino, kad lietuviai, kai reikia, susikaupia ir būna bendrai drauge ir kad mes esame pati didžiausia komanda Dakare, kuri turi daugiau negu 7000 dalyvių. Pirmasis greičio ruožas Paragvajuje įveiktas, buvo ganėtinai sudėtingas, iš tiesų maniau, kad bus paprastesnės 39 km. Tu čia Dakaro neišloši, pralošti tikrai gali, bet šiandien buvo tikslas pasigerinti startinę poziciją rytojui. Kiek matau, mes esame 17 finišavę, tai tikrai labai neblogai. Toliau ką, važiuojame į bivaką ir ruošiamės rytoj.
Vėliau, po pusvalandžio laukimo, atsirado ryšys. Ne tik laukimo, ir važiavimo, ir ryšio pusės. Bigger track with faster and some water holes. Šiaip automobilis pakankamai grįžo tvarkingame stovėje. Didelių bėdų nerandame, tad tikrai džiaugiamės dėl to. Kita vertus, greičio ruožas buvo tikrai neilgas ir neturėtų per tokį greičio ruožą kažkas atsitikti. Ruošiamės kitai dienai. Ahí está. No, para ahí, está bien. Ahí. Dale. Ahí. Este es un regalo. Gracias. Geri žmonės Argentinai dovanoja arbūzus žiemą. Atsiųstas žemėlapis tą patį, organizatorius žemėlapis tą patį. Taip. Aš manau, kad viskas gerai bus. Very nice stage. It was, a lot of mud, as you can see on the car. A lot of speed zones, which we don't like, because then we have to reduce the speed. And the sections with full throttle, nothing more. Additionally, we could not start from our position, so 17th, because some of the guys used the Joker. And finally, we started from position number 24. Which really was not easy for us, because we have to overtake a lot of cars. You can see that the dust is really dramatic, so we could not see anything in the dust, really. So it is really not good, this stage.
I think we are not far away from you. Yeah, we have coordinates and it's okay that we come to this place. Where are you? Yeah, okay. Tai nežinia, kur jie yra iš tikrųjų. Keras tai mūsų keras, o trasa velnio žinai. Įsivaizduojame, kad preliminariai žinome, kur galėtų būti mūsų ekipažas. Bandome surasti kelią, važiuojame keliais panašiais, kokiais važiavo šiandien dalyviai. Sakiau keliais, klydau, mes važiuojam visišką bekelį ir jeigu ne patyręs automobilistas Vitoldas Milius, tiesiog man atrodo sėdėtumėm kažkur šalia kelio, gertumėm kavą ir Dakaro neturėtumėm, bent jau mūsų automobilį. Labas, Benediktai. Kaip jums sekasi? Paklausk, kaip techniškai matai. Klausyk, mums rodo navigacija, kad iki jūsų liko 200 metrų. Buvo, Dakaras matom. Vaida tą matom. Bet judam. Ir čia fešfešas dabar pavirto į velnį, žinau ką. Man žinok, pažiūrėk, mus atvirkau Tai tu negali nieko jungti? Aš jungt galiu, bet man jinai perkaito. Ir susikreipia viskas. Nu, čia ir neprikabina? Išmenimo guolis, ja. Tai prasme nesukabina motoro su dėže? Such things just happens. It was everything okay. Last 10 kilometers starts. Yes. Abnormal way. Okay. Geriausiai galima palikti piškom. Everything is okay. After a whole day, we finally fixed our car. It was about 10 p.m. It was totally dark, and we need to take the decision if we go through the stages, which left about 585 kilometers together with neutralization and Lizon, or skip the waypoint, skip the track and just use the normal roads. We decided to use the normal road because it was impossible, absolutely impossible after this big raining storm to pass the stage, especially during the night. That for the safety reasons, we did not take the decision that we will go. Trečiasis Dakaro greičių ruožas tikrai nusimatė įdomus, vien dėl aukščio piko ir šiaip tikrai ganėtinai įdomi trasa.
nuvažiavus mums nuo starto apie 30 km, pajutau, kad pradeda buksuoti sankabą. Nors sankabos kaip po tokios mes nenaudojame pačiame greičio ruože. Tai speciali sistema, kad galėtum jungti bėgius be sankabos, bet jinai pradėjo buksuoti. Ir mes sustojame. Matėme, kad teka iš tarp greičių dėžės ir variklių esančios ertmės skystis ir aišku buvo, kad reikės nuiminėti greičių dėžę ir keisti sankabą. Tai šis automobilis yra padarytas, kaip čia pasakyti, greitam, lengvam aptarnavimui, tiem, kas labiausiai nutinkantis dalykai. Bet greičio dėžė reikalauja specialių įrankių ir specialių kompetencijų. Tai mes gavome detalės. Toyotos komandos sunkvežimis važiuodamas mum davė detalės. Padėjo šiek tiek su dėžės nuėjimu, bet kuriuo atveju darbą pabaigėme mes apie 22 valandą, kai jau buvo sutemę. Kai startavome, tai kepino turbūt 35 laipsnių karštis. Sustojus ir remontuojantis užėjo milžiniškas smėlio audra. Paskui sekė liūtis ir kai mes baigėme remontus, tai zona, kurioje vyko mūsų remontas, buvo kalnuotoj vietovė, kur iš abiejų pusių yra kalnai, o mes buvome lygumoje, plokštumoje. Tai iš kalnų susikumuliavęs vanduo išdžiūvusių upių vagose, kurios turėtų būti išdžiūvusios, buvo pakilęs net iki 1,5 metro aukščio. Ir tai lėmė, kodėl mes negalėjome važiuoti toliau ir surinkti punktų, nes tiesiog tai yra tokio dydžio brastos yra neįvykomas tokiem automobiliam. Tai mums nieko kito neliko, kaip apsisukti ir grįžti bivaką. Pagal lenktynių reglamentą dalyviai neįveikė laiko kontrolės punktų. Jie negali toliau tęsti lenktynių. Tai manau, kad organizatoriam yra pakankamai didelis smūgis, nes mano žiniomis 13 automobilių yra net finišavę ir iš viso 35 įvairūs dalyviai šio greičio ruožo. Yra nemažai apeliuojančių tai, kad nemažai dalyvių nepravažiavo šito greičio ruožo. Bet komanda mano, kad taisyklės yra taisyklės ir jos turėtų būti vienodos visiškai visiems. Tai kad ir kaip būtų nesmagu tai pripažinti, kai 4 Dakarai, 4 finišuoti Dakarą už nugaros, visada galėjo būti tikimybė, kad kažkurio mes nefinišuosime. Tai 5. yra būtent toksai. Važiavom geriausiai pasiruošę. Mes išsianalizuosim visus klausimus susijusius su gedimais ir kitais dalykais. Bet dabar išmintingiausias sprendimas yra nusiraminti ir pradėti kaupti jėgas tolimesniam iššūkiui. Tai ačiū, kad buvote drauge ir atsiprašau, kad taip atsitiko. Kadangi oficialiai jau yra paskelbta, kad dalyvaujam pasaulio cross country taurėje, tai kaip Benediktas minėjo, turim dabar jau pasiruošti iš tikrųjų automobilių užgabenimui tiesiai į Rusiją, pirmąjį etapą. Tai va, tai kadangi turim laiko, tai dabar ruošim automobilį, nueinam greičių dėžę, nes turim išsiaiškinti vis tik kokia buvo priežastis sankabos gedimo. Tai va, viską kartu persižiūrėjom greičių dėžę, persižiūrėjom sankabą, pakeisim ją naują, persižiūrėsim kitus mazgus, pakeisim alyvas, įsivalysim automobilį ir viskas, ir būsim ready, kaip sako, Rusijos etapų. Mes esam 3, taip. Esu aš, Edvardas ir Romas. Tai mes ketinam vis tik tai susisukti ko gero per 2 dienas. Išties nėra čia tiek daug, nes automobilis nebaisiai nukentėjo per tas kelias dienas Dakaro. Tai va, niekas nesulaužyta, iš esmės keletas kėbulo detalių, kurias reikėtų pakeisti, perklijuoti lipdukus. Tai va, ir svarbiausia pagrindiniai mazgai iš tikrųjų, kurie kėlė abejonių, ta prasme, dėl ko tas gedimas vis tik tai įvyko. Tai tą turim būtinai išsiaiškinti, išspręsti, kad ta problema nebepasikartotų.